parai yra paliktas budintis prokuroras, prašau pakviesti prokurorą. Budintis turi būti pastate, kur iš mokesčių mokėtojų pinigų yra mokami atlyginimai ir mieste turi būti tvarka. Jie dabar namus paprastai keičia, suprantate, laiko nėra. Va. O, va. Prieš tokius pedofilus kaip yra. O jūs palaikot tą poelgį, kuris vyko Kaune? Ne man spręsti poelgį. Tiesiog yra kaip yra. Tai labai skaudina. Tiesiog Manau, manot, kad ne mane vien. tiesiog manot, kad teisingumo sistema Lietuvoje yra bloga? Taip. O kodėl? Kodėl? Kokios priežastys verčia taip manyti? Nu, va tokie va poelgiai, iki to žmogaus. Už mokesčių mokėtojų pinigus, tai mes juos išlaikom? Tai kaip dabar taip? Nėra jokios teisybės, jokio teisingumo nėra. Šiaip, kiek skaitinėjau tam pačiam internete, yra tokių pasisakymų, kad galbūt visiškai ne jis, gal jis pats jau yra žmogus nebegyvs. Aišku, nedaug dievė, būtų geriau, kad būtų gyvs. Ir, sakau, skaitinėjau ir turiu vaikų, esu ties ir negaliu likti abejings. Keista, biškutin aiškus. Ne visi žmonės tą internetą turi, ne visi pasiskaita, ne visą laiką turi, juo labiau šiandien darbą dieną. Būtų šeštadienį, sekmadienį bus daugiau žmonių iš tikrųjų. O čia reikalai. Vieną kartą reikia kažkaip tai. Palauk. Gal geriau užėjai, pabendrausim su to greitai. Žinai, Petė, rašyk. Teikimą, kad man bylą iškeltų, o tada pakalbėsiu. Aš pagėdauju, nors ir dar naujiai. Kurie skriaudžiami yra gydami įstatymus į tvarką. Jeigu aš pagėdauju, galite žiūrėti. Viskas aišku. Jūs neveistam turėti. Jeigu kas nori kokį rašytinį, prašau įteikit, reiškia. Mes turim bendrą prašymą, reiškia, kad būtų panaikinta korupcija, būtų tvarka, skiriama dėmesio vaikams, reiškia. Čia yra akcija skirta vaikams. Jų apsaugai, bet asmeninė pusė ir viską. Nieks nedarė, o tik yra. Nieks neveikia. Metus laiko dėl mergaitės tylėjo, kodėl jūs nenuvažiavote, nepasakėt, kad reikia daryti. Aš šiandien jau čia provokuojat? Jūs esate augęs žmogus, ne pacanas. Kodėl jūs nevažiavot prieš metus laiko ir nepasakėt, kad reikia tvarkyti? A dabar jau jūs čia norit pasirodyti kažką tai? Taip negalima. Negalima, tai yra negražu. Nepilietinė pareiga yra. O ko pati nevažiavote? Taip. Sakau, pati nevažiavote. Jūs čia šūkaujate, mes atėjom taikiai išreikšti savo poziciją. Jūs čia savo problemas gvildenate. Pasinaudodami tą nelaimę. Čia yra baisi nelaimė. Ne tai, kad Jei nelaimė. pasitraukite šoną, nestovėkit savo problemą asmeninėm. Žiūrėk, varo man iš čia. Prašau, kaip vieną žmogų, kaip sako, organizatorių. Aš esu vienas savo vaikų, man sutimo. Viešu bakmaršį. Man nabausti nors tam štie? Ne, mes nedarom. Jie nabausti 60 nabausti vietą. Mes jums įspėjom, kad... Dėl ko? Bet jie aš nepažįstu. Nepažįstat? Visi tiem, taip. Visi tiem paremtiškam šitą. Kam aš susilatakam, kam? Mes visi jo. Jokių problemų. Dėmesio, įspėjo, mane varo iš čia lauką, tai man norėjai. Tai turi būti 25 metrai. Jau vyksta represija. Reikės paklūsti, nes einam tada, mus varo. Ponas Kispina, jūs neklaudyti, prašom, minė. Jūs taip sakėt, va, čia man žmonės yra. Vis palaikom, nu kaip kitai. Jūs vaikų turit. Jeigu jūs laiką žagint. Aš visų palaikau visą. Bet įstatymas 25 metrų. Po vieną. Aišku, čia bus Klaipėdos.